Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka įgyvendino 3 projektus skaitmenindama Klaipėdos monumentaliąją dailę. 2019 metais biblioteka suskaitmenino freskas, grafitus ir šiuolaikinę tapybą, šiuolaikinę sieninę tapybą. 2020 metais mes suskaitmeninome vitražus esančius Klaipėdoje ir visoje vakarų Lietuvoje. 2025 metais Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka įgyvendino projektą Stiklo pasakojimai, vitražo menas šiandien ir rytoj. Tai šio projekto esmė buvo kalbėti, pristatyti visuomeniai, kokia dabar yra vitražo situacija, kokios iškyla grėsmės šiai monumentaliosios dailės rūšiai, kaip vitražas yra naikinamas ir ką mes galime padaryti, kad šito išvengtumėme. Vitražo klestėjimo laikotarpis be abejo buvo praėjusio šimtmečio 7-9 dešimtmečiai, kuomet vitražas buvo svarbus architektūrinės dailės akcentas ir elementas. Ir reikėtų sakyti net ne akcentas, o tai buvo tiesiog integrali modernios architektūros dalis, kuomet vitražas ar tai kitas koks monumentaliosios dailės kūrinys iš anksto buvo numatomas integruoti į pastatą ir jam buvo skiriamas atskiras finansavimas. Be abejo, nei vitražas, nei freska ar grafitas negali gyventi atskirai, negali gyvuoti atskirai nuo architektūros. Dėl to šita dailės rūšis dar ir vadinama monumentaliąja arba architektūrinė dailė. Monumentaliosios dailės klestėjimo laikotarpis baigėsi Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Pirmoji priežastis tai yra pasikeitusi Lietuvos ekonominė situacija ir atsiradus galimybei privatizuoti pastatus. Tai naujieji pastatų savininkai įsigiję pastatą, dėja įsigydavo ir į pastatą integruotą meno kūrinį, nes didžioji dalis sovietmečiu sukurtų monumentaliosios dailės kūrinių nebuvo įtraukti į kultūros paveldo registrą. Ir tik vos vienas kitas kūrinys, kuris buvo įtrauktas į šitą registrą, išliko, o visi kiti, tai čia jau būdavo laisva naujo savininko valia, kaip jam su šituo kūriniu elgtis. Nors remiantis įstatymais naujas pastato savininkas turėjo informuoti menininką, kad jo kūrinys bus naikinamas ar griaunamas, deja tai nutikdavo labai retai. Arba dažniausiai iš viso menininkas nebūdavo informuojamas, kad jo kūrinys bus sunaikintas ir keičiama pastato paskirtis. Todėl iki šio laikotarpio mes esame netekę ne vieno monumentalaus dailės kūrinio ir jie yra sunaikinti negrįžtamai. Todėl bibliotekos užduotis ir misija buvo tuos kūrinius išsaugoti bent skaitmeniniu formatu, bent suarchyvuoti, kad jie išliktų nors kaip archyvai, nes didelė problema yra ta, kad monumentaliosios dailės kūrinio integravimas į naujas erdves yra gana sudėtingas, todėl kad konkretus kūrinys buvo kuriamas konkrečiam pastatui ir jo išmatavimai buvo pritaikyti būtent tam ir ne kitam pastatui. Ir jį išmontuoti ir pritaikyti kitame interjere jau yra sudėtinga. Bet kaip rodo pastarųjų metų architektų darbai, paminėčiau Manto Peteraičio indėlį į Anortės Mackelaitės vitražo išsaugojimą ir jo panaudojimą visai kitoje architektūrinėje erdvėje, tai darosi įmanoma. Ir biblioteka kaip tik ir stengiasi apie tai kalbėti, monumentaliosios dailės kūrinio gyvavimą, kaip atkreipti dėmesį ir kaip sustabdyti tų kūrinių naikinimą.